Sveiki, senai matėmės. Sveikinuosi iš Palangos oro uosto ir šiandien važiuojame į kalėdinę mugę. Spėkit kur. Maloniai skristi po Europą, nes su Rainieru oro uostas iškart tuštesnis, mažiau žmonių, mažiau patikros. Nesijaučia taip kaip su gyvuliais. Nes su Rainieru tai man blogas patirtis, ne, bet anksčiau dar sakydavo, kad kaina atperka kokybę. Bet dabar to pigumo nebėra. Vietų tikrai jaučiasi ir matos, kad yra žymiai daugiau negu Rainieru. Sėdynės patogesnės. Tai dabar pusę valandos skrisim į Rygą, Rygoje persėdinės ir tada į mūsų kalėdinę mugę. Užsukom į vietinę kalnų parduotuvę. Taip, ganėtinai nematytai. Daug prekių. Pats susimokė, pasitikė. Turbūt elnienos dešros. Pieno produktai. Pienas. Natūralus pienas ir arspeniš. Labai panaši kaina, kai būtų parduotuvėje Lietuvoje be akcijos. Tikrai įdomi. Kad atvyksti į kalnų miestelį, kai yra ne batai, o slidinėjimo batai namuose. Labas rytas. Viena iš tų retų akimirkų, kai nakvojam ne viešbutį, o pakvietė į svečius. Čia Alpės, šalia Miuncheno. Liūdniausia, kad sniego nėra. Ten viršuje šiek tiek matosi, kad yra. Taigi šiandienos tikslas aplankyti keletą Miuncheno kalėdinių mugių, paskanauti karšto vyno, pajusti atmosferą, pažiūrėti kainas ir gerai praleisti laiką. Taigi kviečiam keliauti kartu. Toks gražus slidinėjimo kurortas. Pirmą kartą Bavarijoje, tai viskas taip įdomiai atrodo. Vasarą sakė, čia filmuojama net kažkokia muilo opera, ar kaip jas vadinasi, ten tie serialai bereikšmiai, kur per televiziją rodo, o žiemą slidinėjimo kurorte. Traukinukai. Gaila, nepravažiavo, galvojau išvysim.
Pagrindinė Miuncheno bažnyčia. Neina net paimti aukščio. Tai mūsų vietinė gidė, kuri priėmė mūsų svečius ir pakvietė, sako, kad čia labiausiai ikoniškas pastatas Miunchene iš jo paveikslų. Iš tų 2 bokštų galime atpažinti, kad čia yra Miunchenas. Na ką, pirmoji stotelė Miuncheno karaliaus rezidencija. Taigi šiandien mažiau aš kalbėsiu, šiandien turėsim vietinę gidę, kuri ir daugiau papasakos apie šį pastatą. Mes dabar stovime prieš Miuncheno rezidencijos. Tai didžiausi rūmai Vokietijoje ir vienas svarbiausių istorinių bei kultūrinių vietų visoje Europoje. Daugiau nei 600 metus ji buvo Bavarijos valdovų Wittelsbachų pagrindinė rezidencija ir politinės galios centras. Įėjus į vidinį kiemelį mus pasitinka kalėdinė mugė. Tai yra mugė, kuri karaliai organizuoja. Neorganizuoja, bet karalių kieme. Karaliaus rezidencijoje kieme mes dabar esame. Ir mes dabar matome kalėdinių piramidę. Tai yra konstrukcija, kuri pati sukasi be variklio. Ir kalėdų piramidė Miunchene čia rezidencijoje yra dėl to ypatinga dėl savo vietos. Jinai stovi karalių kieme, imperatoriaus kieme. Ir labai ypatinga yra, kad Vokietijoje nėra tokios piramidės antrą kartą. Įdomi. O kiek mugė yra Miunchene? Miunchene yra 5 mugės. Turėtų 5 būti, bet čia priklauso ta mugė, kurioje mes dabar esame prie gražiausių mugių visam mieste. Iki kelių dirba jinai? Iki vakaro, iki 9 valandos turėtų, iki 9 ar 10 valandos vakare. Apsilankymas pačioj mugė yra nemokamas, Taip. Bet jeigu nori patekti į vidų, jau reikia nusipirkti bilietus. Don't have a timer on the video. Taigi puodelis kainuoja kaip depozitas 5 eurai. Nežinau, reiks gal ir pasilikti puodelį. O vyno kaina, stiklinė vyno 5 eurai. Nu ką, skanaus. Gražus produktai. Toks Lietuvoje nematytas dalykas – kiaušinių likerio punšas. Kaina 6 eurai ir plius depozitas. Ir kaip skonis operatorė? Labai saldus skonis. Ir kaipgi vokietis be dešrelių. Oktoberfestas, kalėdų mugė, dešros pirmoje vietoje. Also 2 Riesenfeuerwürste und 4 Brühwürste. Dann sind sie erlöst. Ja. Ketchupa. Ketchupa ir. Ja, dann habe ich erst mal 2 Monate. Kaipgi vokiškai. Kaip vadinasi dešrelė? Ketchupas ir zenis. O kaip pati dešrelė vadinasi? Bratwurst. Čia tokia pat kaip ir per Oktoberfestą. Tiesiog spausti, ne?
Dešrelė labai didelė ir 8 eurai. Mums čia dviese su operatorė tikrai pakanka. Nuskanaus. Net jaučiasi tas kvapas po šitų. Šioje mugėje nebandysim, kai nueisim į pagrindinę Miuncheno mugę. Pabandysim. Na, visa kita tipiški. Nežinau, pavadinčiau juos kinietiški dalykai. Nieko tokio kažkokio specifinio Bavarijai skirto. Kol kas žmonių nėra daug, dar 4 valanda. Dar visi dirba, tai pačiu laiku čia užsukom. Kažkaip primena vaikystę, kai pas tėvus sekcijose buvo manoma rasti panašių dalykų. 12 eurų. Sako, čia rankų darbo, vietoj gaminti. Taigi vakarienės rekomendacija iš vietinių. Hofbräuhaus. Mes eisime dabar vakarienę valgyti garsiausių ir seniausių restorano vietoj Miunchene. Jisai yra Bavarijos garsiausias alaus daryklė. Ir ypatinga vieta yra dėl to, nes čia susitinka istorija, tradicija ir gyva miesto dvasia šiame punkte. Tikėsim, gausime labai daug mėsos patiekalų. Ir labai daug gero alaus. Svarbiausia daug gero. Taip. Dabar mes matome 2 labai tipiškus bavariškus patiekalus. Vienas vadinasi šnicelis, tai plonai išmušta veršienos arba kiaulienos mėsa. Ir paprastai patiekama su bulvėmis arba bulvių salotomis, kaip mes čia dabar matome. Ir antras patiekalas yra Haxen. Tai labai tradicinis Bavarijų patiekalas. Orkaitėje lėtai kepta kiaulienos blauzda su labai traškia odelė ir sultinga mėsa. Ir dažniausiai patiekama su bulviniais kukuliukais, kai čia dabar matome, arba su kopūstais. Na ir 3 žmonėm 3 karšti patiekalai, 2 alaus, 1 Coca-Cola kainavo 86 eurai.
užrakintų bokalų sieną. Kiekvienas bokalo savininkas, kuris priklauso medžiotojų klubui, turi savo asmeninį bokalą ir atėjęs į aludę atsirakina ir pasiema jį. Kai kurie turi paveikslus, kai kurie turi logotipus, medžiotojų klubo simbolius. Tai toks labai įdomus dalykas, pirmą kartą matau. Patenkant į pagrindinės mugės teritoriją, jau apsauga nuo terorizmo pasitinka. Stengiasi, kad nepasikartotų standartiniai įvykiai, kai atvažiuoja su mašina. Tai ką, sveikinamės iš pagrindinės Bavarijos kalėdų mugės. Už manęs matome didžiausią Bavarijos kalėdų eglę ir įspūdingo grožio katedrą. Kaip ir kalėdų mugė be... Čia migdolai? Čia migdolai? Aš nežinau, kaip lietuviš čia Migdolai. Migdolai. Migdolai su kokiu čia glavim gali būti. Bet kvepia tai įspūdingai. Labai prašau. Dar šilti. Taip geras. Labai saldus. Dar vienos rūšies puodelis skirtas kalėdų mugei. Vis tiek turi ta Vokietija kažkokią savo senovę.